Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Mes visi esame už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mąstom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau. Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai. Labą dieną visiems radio laidos Mokslo langai klausytojams. Šiandien laidoje praversim langus į etnologijos mokslo pasaulį. Kalbėsim apie vaidilučių terapinę veiklą ir šios veiklos atspindžius 19–21 amžiaus liaudies medicinoje. Mūsų laidos svečias yra istorikė, Dzūkijos Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos kultūrologė Rita Balsevičiūtė, kuri analizavo duomenis apie vaidilučių terapinę veiklą 15–18 amžiaus rašytiniuose šaltiniuose ir nustatė šios veiklos refleksijas 19–21 amžiaus liaudies medicinoje. Labą dieną, gerbiama Rita. Labą dieną. Gal pirmiausia pradėkim pokalbį nuo terminų išsiaiškinimo. Sakykit, kokie žmonės buvo įvardyjami vaidilučiais? Vaidilučiai, pasak Mato Pretorijaus, kuris savo veikale Prūsijos regiklą, Prūsijos įdomybės nurodo vaidilučių pareigas, net ir medicinos plotmėje, vaidilotai, vaidilomis, vaidilučiais įvardėjami prūsų ir lietuvių žyniai 15–18 amžiaus rašytiniuose šaltiniuose. Tai jie laikytini iki krikščioniškosios religijos kulto tarnų funkcijų perėmėjais. 15–18 amžiaus pradžios rašytiniuose šaltiniuose pateiktos fragmentuotos žinios apie vaidilučių kaip gydytojų veiklą. Jie rūpinosi religiniais aukojimais, lankė ligonius, juos gydė, padėjo žmonėms užkalbėjimais, patikimais patarimais ir sprendė daug ką iš likimo ženklų. Tai turbūt dabar ir pakalbėsim apie vaidilučių terapinę veiklą ir šios veiklos atspindžius 19–21 amžiaus liaudies medicinoje. Taip jau sutarėm laidos pradžioje, kad pradėsim nuo ženklų aiškintojų. Pasak Mato Pretorijaus, čia jau juo remsiuos pagrindę, žvakonys ir dūmonys yra ženklų aiškintojai, kurie pagal dūmų kryptį spėdavo ligos baigtį. Lietuvoje tikėjimas žinomas ir 21 amžiuje, kai kunigas pakviečiamas sunkiai sergantį ligonį atlikti paskutinio patepimo ir ten, žinoma, laukia jau klebonos, žvakės uždegtos būna, tos maldininkės, kurios padeda ligoniui. Klebonui atėjus, jau jos pasišalina, klebonas baigęs savo darbą, jau atsisveikina, išlydi jį ir tos močiutės, moterys stebėdavo žvakes. Kunigui išėjus per duris, jeigu žvakės dūmas į viršų kyla ir sklaidosi patalpoje gražiai, tada manoma, kad ligonis pasveiks. O jeigu jau dūmai ir žvakės liepsna labai krypsta durų link, tai manoma, kad ligonis ruošiasi išeiti. Tai šis tikėjimas visiškai atitinka 15 amžiaus pradžios kuršių aiškinimą. Matas Pretorijus išskyrė vaško, švino liejikus, būrėjus su žiedu ir būrėjus iš vandens. Kokia buvo jų veikla? Anot Mato Pretorijaus, vaškonys iš vaško liejimo galėjo nusakyti tolimo daikto savitumus. Vaško liejimas taip pat buvo naudojamas buriant pavojingų ligų atvejais, ar žmogus atsigaus ar mirs. Liaudies medicinoje vaško liejimo į vandenį technika reflektuojasi ligos diagnozės ir terapinėse procedūrose. Pavyzdžiui, gydant kaltūną, užkalbėjimas yra, ligonis sėdi ant namo slankščio prie uždarytų durų. Vienas stovi prie ligonio, kitas stovi už durų. Iki to laiko turi būti išlydytas vaškas. Stovintis už durų klausia, ką tu pili? Kitas atsako, votį su kaltūnu. Pirmasis sako, pilk, kad jį išpiltum. Tuo pačiu metu stovintis prie ligonio laiko dubenį vandens virš ligonio galvos ir pila vašką į vandenį.
vandenį. Jeigu įsiliejusi vaško figūra yra su išsišakojimais, šis ženklas suprantamas kaip pats kaltūnas. Susidariusi vandenyje figūra atskleidžia ligos priežastį, o išpylus vandenį su vaško figūra tikima, kad ir liga sunaikinta. Pasak Pretorijaus, prie vaško liejikų priskirtiniai ir švinučiai, švino liejikai, kurie tuo pačiu tikslu liedavo šviną ir tai, kas šiaip jau išryškėdavo vaške ir švine išryškėdavo. Jeigu kas serga, tai toks ženklų aiškintojas ima naują dubenį su karštu vandeniu ir naują puodą, sukalbėjęs maldą, jis deda dubenį sergančiajam žmogui virš galvos ir karštą šviną lieja į šiltą vandenį. Ant to užvožia naują puodą ir vandeniui veržiantis į puodą pasigirsta vandens burbuliavimas. Tada vėl meldžiasi ir puodą nuima, tada žiūri, ar iš švino pasidariusi kokia nors figūra ir kokia jinai. Moteriai, kuriai skaudėjo galvą, švino liejikas išpranašavo, kad nuo ligos ji greit pasveiks ir pagimdys sūnų, nes iš pirmo liejimo pasirodė moters figūra su vaiku ant rankų. Štai 19–21 amžiaus švino liejimo technika reflektuojasi liaudies medicinos praktikoje, tačiau yra jau pakitusi palyginus su Mato Pretorijaus aprašytąja. Dėl fizikinių savybių, žemesnės lydymosi temperatūros, kitų dalykų dažniau yra vartojamas alavas nei švinas. Pavyzdžiui, voties gydymas, paima alavo, pašildo šaukštą, pasodina ligonį ant slenksčio, dubenėliu pripila vandens ir lieja. Sako garsiai, laju vocį, kad ana pragaišt. Sveika Marija sukalba tyliai 3 kartus ir vienu dūku. Įsiliejusi alavo figūra diagnozuojama kaip votis, kuri užkalbėjimo metu menamai pragaišinama ir sunaikinama. Alavo pilimas į vandenį taip pat reflektuojasi lemties spėjimuose. Per kūčios vakarą reik pašildyti alavo ir jis pilt į vandenį. Jei įsilieja žvakė, tai mirtis. Taip teigiama šaltinyje. Matas Pretorijaus aprašo, jog būrimuose su žiedu burtonys ima žiedą to žmogaus, kuris ieško žinios. Tačiau tai turi būti pašventintas žiedas arba jis turi duoti pašventinti ženklų aiškintojui. Pariša jį ant siūlo, prikabina virš dubens su vandeniu. Tada jie sukalba kelias maldas, kuriomis beje prašo Dievą žiedu duoti tyrėjui ženklą, kad šis galėtų nustatyti tai, ką reikia. 19–21 amžiaus liaudies medicinoje būrimo su žiedu technika atsispindi ligų terapijoje. Pavyzdžiui, pašalinant naujagimo įgimtas dėmes, esant ant kūdikio kūnelių dėmei, reikia motinai šliūbiniu žiedu 3 kartus apriesti ir pririšus žiedą ant lininių siūlų, nugramzdinti į šulinį, tai yra panerti žiedą. Šiuo atveju terapinė technika beveik ta pati Mato Pretorijaus aprašytajai. Vandens dubuo, šulinys, žiedas menamai perėmęs ligą, nugramzdinamas į šulinį, liga perduodama šulinio vandeniui, o kartu ir dievams. Tačiau šios technikos tik fragmentas vartojamas gydant tymus. Vaikui susirgus ėdra, tai yra tymai, senas pavadinimas, ant jo kaklo pakabina tėvo šliūbinį žiedą, kuris išvertas ant 3 lininių siūlų. Nuo to per 3 dienas praeina. Matas Pretorijus apie vanduolučius užsimena glaustai. Vanduolutį, taip pat undonės, yra vandens būrėjai, ženklų aiškintojai, kurie iš vandens, iš jo putų, bangų gali išpranašauti būsimus dalykus. 19–21 amžiaus liaudies medicinoje vanduolučių sampratos galimai reflektuojasi ligos diagnostikoje ir terapijoje. Pavyzdžiui, ritualinis blogos akies pakenkimo diagnozavimas ir gydymas. Paima vandens ir pila per ažančių 3 kartus, paskui į tą vandenį meta 3 degančias anglis. Jei metant anglis sušnypš, kūdikis tikrai bus nužiūrėtas. Tada duoda gerto vandenio 3 šaukštelius. 3 kartus saulei leidžiantis, saulei tekant ir vėl leidžiantis. Su tuo vandeniu kibire buvo einama į pirtį ir ten nustatoma, kieno akys ar gyvulių
gyvuliui ar žmogui pakenkė. Tam reikalui pirmas pasitaikęs nuo krosnies viršaus paimtas akmenėlis buvo metamas į vandenį ir žiūrima, ar vanduo kunkuliuos. Antras sykį atėjus į pirtį buvo metamas akmenėlis iš krosnies apačios, trečiąjį vėl nuo viršaus. Jei čirkšdavo nuo krosnies viršaus, tai lyga vyro darbas. Jei iš apačios, pakenkė moteriškė. Šiuo atveju diagnozuojama pati liga ir pakenkėjo lytis. Apskritai, vaškonių, švinučių, būrėjų su žiedu, vanduolučių sampratos ir veikla 19-21 amžiaus liaudies medicinoje refleksuojasi lemties tikėjimuose ir terapinėje praktikoje. Vartojama šių vaidelučių technika arba technikos fragmentai ligų diagnostikoje ir gydomosiuose procedūrose. Pagal Mato Pretorijaus aprašą dar buvo seitonys, kurie kabino sergantiems žmonėms ir gyvuliams tam tikrus daiktus arba amuletus. Papasakokit plačiau apie šių vaidilučių veiklą. Taip Matas Pretorijus mini seitonės, kad kabino sergantiems žmonėms ar gyvuliams tam tikrus daiktus ir juos nuo žmonių nuimdavo, galėdavo pasakyti, ar jie gyvens ar mirs. Literatūroje nerasta duomenų, juk amuletai buvo vartojami žmogaus lemties mirs ar gyvens aiškinimui. Matas Pretorijus galimai neteisingai interpretavo seitonių veiklą. Jie buvo ne ženklų aiškintojai, o amuletų gamintojai. Taip pat 15-18 amžiaus pradžios rašytiniuose šaltiniuose pateiktos fragmentuotos žinios apie amuletų vartojimų nešiojimą. Pavyzdžiui, Sigismundas Herbenšteinas savo veikale mini, jog Lietuvoje paprastai nešiojamos briedžio kanopos kaip amuletai nuo nuomario. Tai patvirtina Žano Emanuelio Žilibero veikale gydytojas naturalistas, kuriame teigia, kad beveik visuose Lietuvos namuose žmonės turi po žiedą su elnių kojos fragmentu apsaugai nuo nuomario. Taip pat ir kituose šaltiniuose žinios apie lietuvių būdą ir prigimtį gyvenimą nurodoma, jei koks žmogus ar gyvulys šlubuoja ir nežinia, kas jam yra, tai burtininkai tokiam prikabina žolių ryšuliuką, kuris vadinamas siekis. Tuo išgydo šlubumą. Burdami jie visada dar naudoja ir žodžius. 19-21 amžiaus rašytiniuose šaltiniuose ir Ambraziejus pabrėžia pamoksle apie griekus, smerkė česnako nešiojimą apsaugai nuo apžavėjimo. Antanas Tauras Mekas, mokslininkas, apžvelgdamas gyvūninės kilmės medžiagas vartotas lietuvių tautinėje vaistininkystėje, užsimena, jog Lietuvoje arklio ir žalčio kaukolės naudotos nuo ligų apsauginis amuletas, ožio barzdos amuletas vaikams, kad dantys sveiki būtų. Dar ir yra toks tikėjimas užrašytas, kad vilko dantų karoliai vaikui kabinami ant kakliuko, kad dantys sveiki užaugtų, kad sveiki būtų. Tai taip pat nenaudojama dabar tokie amuletai, bet žmonės dar atsimena ir žino juos. Labai įdomus yra Aukštadvario krašto pateikėjos Aldonos patarimai. Pasirenkant tuos gydomuosius amuletus, reikia nešioti gintaro karolius, kad širdis ir kaklas sveiki būtų. Taip pat pateikėja Danutė nurodo, kad vaikui reikia uždėti gintaro karolius, nešlifuotus, kad vaikas kramtytų tuos karolius, tai dantukai greitai labai prasikala ir vaikas tada neserga. Taip pat dar viena pateikėja nurodo, kad strėnų nesopėtų, reikia visą šviesą nešioti 3 kaštonus kišeniuose arba 9 gilės didelio ąžuolo. Tai drūtumo duoda. Kad žmogaus neimtų kulka, ligos, ugnis, reikia visą laiką nešioti perkūnkulkę. Nes senovėje eidavo į karą vyrai, tai į drabužius įsisiūdavo perkūno kulką ir išeidavo. Taip pat dar aš labai puikiai atsimenu, kada mano bendraamžiai eidavo į sovietinę armiją, būdavo išleistuvės daromos. Tai viena motina taip pat išlydėjo sūnų su ta perkūno kulka, kad apsaugotų, nes iš tikrųjų į nežinią išleidžia savo vaiką.
Dabar dar įdomu, kad gerklės nesopėtų. Reikia ant kaklo nešioti lynų sruogą, pašventytą bažnyčioje per šventą Blažiejų. Šventas Blažiejus, tai jau krikščioniškoje tradicijoje, yra gerklės ligonių globėjas. Tai jau čia aiškiai, kad reflektuojasi su tais senaisiais amuletais ir su tuo linu. Dabar, pavyzdžiui, išvažiuodavo į Ameriką prieš Pirmą pasaulinį karą, didelė banga buvo dar vėliau. Išvažiuodavo dirbti į šachtas, į mainas ir išvažiuodamos imdavo saują žemių, kad žemės apsaugotų svečioj šalyje. Apie vaikų apsaugą nuo blogos akies pasakoja pateikėja Vlada, kad vaiką apsaugoti nuo blogų akių aprengdavo išvirkščiais marškinėliais ir padalkose įsegdavo grapką, žiogelį. Ant kairės rankos riešų užrišdavo raudoną siūlą. Matas Pretorijus išskyrė vaidilučių grupę, kurią pavadino lekutonys ir paukštučiai. Kokie buvo šios vaidilučių grupės būrimai? Lekutonys ar paukštučiai tai būtent ir specializavosi paukščių srityje. Sakykime, eidavo ant aukšto kalno su tuo jau besibūrenčiu žmogumi ir žiūrėdavo, koks paukštis praskris, koks bus tas skrydis ir pagal tai pranašaudavo. Nes žmogus eidavo burtis prieš svarbų jam kažkokį reikalą, tai vat šita vaidilučių grupė būtent ir nusakydavo pagal paukščių stebėjimą. Šios grupės vaidilučių būrimai 19-21 amžiaus galimai reflektuojasi liaudies medicinos profilaktikos tikėjimuose. Tikima, jeigu senas juodvarnis turės daugiau kaip 100 metų, neša mėsą ir mėsa iškrenta, tai kas tą mėsą sules, pasius. Nesimaudyti upėje, tol lygi degutė nesukukuoja. Kai užkukuos gegutė, drugys išlenda iš vandenio. Suprantat, čia kaip prevencija gali žmogus susirgti drugiu. 1529 metais Simonas Grunau Prūsijos kronikoje sako, jei paukštis vardu apuokas 3 naktis ant kurių namų rėkia, tai jie mano, kad ten būtinai žmogus mirs. Jei vištos karkia, tai mano, kad jos regi dvasią, kuri vaikiojasi be vietos arba nori prie žmonių būti. Reikėtų pripažinti, kad ir dabartinė mano pateikėja Danutė, ji nurodo, kad jai būtent pelėda pranešė apie tėvuko mirtį. Tėvukas dar visai neblogai jautėsi, bet jie atskrido taip arti į sodybą ir 3 naktis liūdnai ūbavo. Ir tada tėvukas mirė. Anksčiau, kiek aš žinau iš savo senelių pasakojimų, tai žmonės, kurie gyvendavo vienkiemiuose, atskrisdavo gegutės prieš mirtį prie namų ir sako, užkukuodavo mirtį. Dar jį pakukuoja ir sakydavo, va, taip piktai užsikvatoja lyg. Tai tada jau tikrai negerai. O jeigu gražiai kukuoja, tai tada jau skaičiuodavo metus, kad dar drūtas pragyvensi tiek metų. Galima dar ir pakalbėti ir apie kitus paukščius. Jeigu anksti rytą, nei iš šio, nei iš to, zylė pabeldžia į langą, į mirties pranašė ir jau tada laukdavo, kas čia iš kur, kokią žinią, koks pažįstamas ar net giminaitis išėjo. Liaudies medicinoje aš galiu paminėti čia ir iš vietinių Nikronių kaimo pateikėja labai gražiai. Pasakoja, kad didžiajam ketvirtadienį jau prieš Velykas reikia visur apsičistyti, ne tik tai namus, bet ir kūną ir atsikelti anksčiau už kranklį ir nubėgti prie tekančio vandens, nekalbant apsiprausti, kad visus metus būtų drūtas ir sveikas. Tai tie vat senieji atspindžiai yra išlikę. Mato Pretorijaus aprašymuose minimi ženklų aiškintojai, kurie pavadinti viduronys ir žvėroniai. Kokią veiklą vykdė šie vaidilučiai? Jie būtent iš aukoto gyvulio vidurių spręsdavo net ir apie orą, apie metus ateinančius, jų gausą.
garbino ir globojo žvėris laukuose, ne tik tai, kad juos augino. Jo pateikti aprašai ne visiškai pilnai atskleidžia šių vaidilučių veiklą. Vidurioniai, skrosdami gyvulius, sukaupė žinias net ir apie anatomiją ir gyvūninės kilmės vaistingos medžiagas, žvėronys apie žvėrių ir naminių gyvūnų elgseną. Antra vertus, šios sukauptos žinios galimai yra skirtingų vaidilučių grupių sampratos, arba šiais veiklas galėjo atlikti nepaminėta pretorijaus apraše vaidilučių grupė. Šioms prielaidoms patvirtinti ne visiškai pakanka 15-18 amžiaus rašytinių šaltinių. Aš galiu tik tai paminėti savo vaikystę, tai yra 20-21 amžiaus, kuomet žmonės laikė gyvulius, kiaules ir skersdavo tradiciniu būdu su visais ritualais, ir po to vyrai žiūrėdavo kepenis ir ypač kasą ir spręsdavo, kokia bus žiemos antra pusė ar geri metai, ir labai vertino gyvulio kepenis. Jeigu žmogus suvalgo kepenis, tai jam atsistatys jėgos, nes net ir posakis yra apie darbą sunkų. Sako, va, dabar tai prisijakninau, o jaknos tai kepenys, pavadinimas liaudiškas. Kepenys kaip tokio stiprumo simbolis. 19 amžiuje ir dar 20-ame tarpukarį etnologai, tautosakos rinkėjai nuveikia didelį darbą, surinkę daug žinių ir apie gyvūninės kilmės medžiagas, kurios naudojamos liaudies medicinoje, daugybę gydomųjų receptų užrašę. Taip pat žinomi pagal gyvūnų elgseną nustatoma gydomieji ir lemties tie tikėjimai. Pavyzdžiui, sako, kad jeigu kurmis palei pamatą kasa žemės, tai blogas yra ženklas, kažkas iš tų namų turi išeiti. Dar ir dabar tai tikima ir stengiamasi tą kurmį kažkaip išprašyti. Tada dar, jeigu atveža kunigą prie ligonių, jeigu arkliai galvas užkėlę, parietę, tai ligonis pasveiks. Bet jeigu jau arkliai nuleidę galvas, tai jau nieko gero. Gilių įsitikinimų pateikėjų, kad gyvulys jaučia ypač šeimininko išėjimą. Ir todėl mirus šeimininkui reikalinga ateiti į tvartą ir visiems pranešti, šuniu atskirai eina pasakyti, kad jau gaspadorius mirė. Todėl, kad gaspadorius neįsivestų. Taip pat tikima, kad šunys, arkliai, gyvūnai apskritai mato tas dvasias arba mirtį, ko žmogus eilinis negali matyti. Ypač buvo vertinami tie šunys, kur turėdavo 4 akis. Tai yra virš akių ant kailio yra dėmės šviesesnės. Tai jis reiškia jau dvasregys. Buvo vaidilučiai, kurie aiškino sapnus ir Matas Pretorijus juos vadino sapnoniais. Ar aiškinti sapnus galėjo visi vaidilučiai ir vaidilutės? Turbūt, kad ne, nes čia tam tikrų gebėjimų reikia, kaip antai mano pateikėja iš Trakų rajonas Antakalnio. Tai vat jos giminėje buvo tie mano manymų sapnonys, pas kuriuos kreipdavosi kaimynai, atvykdavo ir klausdavo. Tada paklausęs žmogus jį išnagrinėja. Sapnoniai, kaip ir pateikėjai įvardina, kad čia yra duota nuo Dievo dovana ir niekas kitas kitaip taip negali išaiškinti. Pateikėja Sofija man nurodė. Po karo šiltinė. Baisi liga iš tikrųjų, mirė šeimos dar jaunas tėvas ir vaikai susirgę, jau temperatūra, moteris jauna, tik palaidotas vyras ir sapnuoja, kad atėjęs vyras ją bara. Ką tu savo galvoji? Mirs vaikai. Kodėl tu jiems neduodi macežankį? Lenkiškas tas sapnas buvo man pasakytas, o macežanka tai yra raudonėlis. Sako, jeigu tu neduosi, vaikai mirs. Jinai jau prabudo, greit pradėjo virti ir girdit tuos vaikus raudonėlių arbata ir vaikai buvo išgelbėti. Štai 21 amžiaus, va dabar labai įdomu su tais sapnais. Pateikėja Ieva nurodo savo motinos sapną. Pati pateikėja 54 gimus. Iki to buvo šeimoje vaikų
kurie paauga gal metukų, gal 2 ir būtinai numiršta. Motina ištisai verkia ir verkia jau tų savo vaikelių. Galų gale ji susapnuoja, kad jinai kalba su žilu senuku. Tas senukas sako, tau gims sūnus, tu būtinai jį pavadink Adomu. O kai gims tau mergaitė, pavadinsi Ieva ir tavo vaikai gyvens. Tu neverk. Jinai tarsi miegojo, tarsi nemiegojo tokioj būsenoj. Ir jinai taip savo įsisąmonino, kad čia buvo atėjęs pas ją pats Dievas. Nu ir pasijuto, kad vaikutis beldžiasi jau viskas laimingai ir pavadino Adomu. Berniukas ir sveikas, ir gražus, šeima laiminga. Kitą kartą jinai pasijunta vėlgi, oi, gal mergaitė bus, na ką čia Ieva, mes tokie neturtingi, gal kaimynai pasijuoks, kad pas mus rojus jau. Man taip gražu, babos vardas Verutė, tegul bus Verutė. Neilgai pasidžiaugė tą Verutę, sako, apverkiau aš tą Verutę. Dievas norėjo, kad dar viena mergaitė išvystų pasaulį ir pavadino Ieva. Būtent ta pateikėja ir man pasakė tą žinią. Ir Ieva ir šiandieną ir sveika, ir graži, ir gyva. 19-21 amžiaus liaudies medicinos tikėjimuose yra daug perspėjimų, draudimų, kad burtai su veidrodžiu yra pavojingi. Bet vaidilučiai, kuriuos Matas Pretorijus vadino zerkolučiais, būrė iš veidrodžio. Pretorijus juos vadino šventais. Kodėl taip vadino? Taip, Pretorijų zerkolučiai tai žiūrėtojai į veidrodį, kuriuos vadina šventais, įžiūri tai, ko ieško, ko kiti nemato. Su tais veidrodžiais čia labai yra svarbu, kada šarvodavo savo namuose, visų pirma uždangstydavo veidrodžius, kad dūšia nepažiūrėtų į veidrodį ir neįsigastų. Nes veidrodis lyg tai yra ir langas į pomirtinį pasaulį. Pretorijus taip pat užsimena apie vyrą, kuris atvyko pas būrėją, norėdamas paklausti, ar susirgus žmona atsigaus. Vyras turėjo bristi į upę ir laikyti tą veidrodį po vandeniu. Tuo tarpu zerkolutis savai pasimeldė ir veidrodyje pasirodė mirusiosios veidas ir tikrai, kai jis parėjo namo, žmona rado apimtą agonijos. Ant kitos dienos jinai mirė. Taip pat Elena Žiuliai teigia, kad senovės netgi Egipto laikų daugelio tautų magijoje veidrodis naudojamas įžvelgti į ateitį, atsakyti į klausimus, rasti pamestus daiktus ir surasti vagis, nusikaltėlius, ligonių gydyme. Plačiai paplitę liaudies įsitikinimai reikalauja apversti veidrodžiai namie mirus kam nors, nes mirusiojo siela gali pasiklysti. Arba veidrodžius išvis reikia pašalinti iš sergančiojo kambario, nes siela dar labiau pažeidžiama ligos metu. 19-21 amžių Lietuvoje šie tikėjimai žinomi, jų laikomasi ligonių slaugos ir marinimo papročiuose, taip pat ir laidotuvių papročiuose. Taip pat dar galima įžvelgti būrimų ir kūčių metu. Aš pati iš savo senelės girdėjau ir ne iš vienos, dar pateikėja Aldona nurodė, kai yra būrimasi, ypač merginų burtas mėgiamas buvo prieš veidrodį. Turėdavo eiti po kūčių į atskirą kambarį, degti žvakę, statyti veidrodį ir pradaryti duris. Nes taip mergina siekė sužinoti, koks gi bus tas jos išrinktasis. Mano senelė pasakojo, kad buvo taip, kad tarnaitė sėdėjo ir žiūrėjo į tą veidrodį ir pro šalį ėjo šeimininkas, pamatęs plyšelį ir šviesą, pravėrė duris pasižiūrėti, kasgi ten yra. Ir mergina pamatė savo tą šeimininką. Taip nutiko, kad jo žmona mirė po kiek laiko jauna ir jis pasipiršo savo darbščiai tarnaitei. O vat Stakliškėse pateikėja Aldona kraupų atvejį mini ir draudžia žiūrėti, nėra geras čia sumanymas burtis iš to veidrodžio. Mergina lygiai tą patį darė, tai buvo 1918 metai. Jinai labai įsigando, pamatė kariškį su kardu ir baisiausiai įsigando, nugriuvo ant žemės, žvakė nukrito, paskui jau apsiramino ir žinot, tuo
metu Stakliškėse nepriklausomybės kovos vyko. Lenkų kariūnai į Stakliškės atjojo raiti ir paskui kunigas Jiezno Galaunė, Stakliškių vyrai raiti juos išvijo. Tuo metu, žinot, kai lekia žirgai, užkliudė tą merginą ir ji numirė. Tai vat pateikėjai vardija, kad to daryti negalima. Taip pat liaudies medicinos tikėjimuose labai gausu tų perspėjimų, draudimų, kad negalima žiūrėti į veidrodį pažeidžiamiems asmenims. Per apeiginės šventes ir nekalbantiems vaikams nereik duoti į zerkolą žiūrėti, nes ilgiau nekalba. Apibendrinant jūsų pasakojimą, turbūt galime pasakyti, kad Vaidilučių medicinos žinios apie vaistingasias medžiagas, gydymo formulės ir atlikimo techniką, nepaisant to, kad yra paveiktos ir krikščionybės, ir tautų maišaties, ir kitų istorinių dalykų, tikrai reflektuojasi XIX-XXI amžiaus liaudies medicinoje. Ir turbūt galima pasakyti, kad liaudies medicina yra pamatas tradicinės medicinos. Taip, žinoma, ir norint suprasti tą mediciną, reikia tų ištakų ieškoti labai giliai, o jos glūdi senovės lietuvių ir prūsų religiniuose tikėjimuose, sudėtingoje pasaulėžiūroje, draudimuose, apeigose, ritualuose, teofanijose ir taip toliau. Mums svarbu žinoti tų metodų kilmę ir prasmę, būtina žinoti tuos senuosius šaltinius, kad galėtumėm sugretinti ir su šio laikmečio žiniomis. Ačiū labai Jums už pokalbį, už pasidalintas žinias apie Vaidilučių terapinę veiklą ir šios veiklos atspindžius XIX-XXI amžiaus liaudies medicinoje. Kadangi Jūsų moksliniai interesai yra Aukštadvario krašto liaudies medicina ir gydymo magijos tyrimai šiame krašte, todėl palinkėsiu šiose srityse sužinoti ir ištyrinėti dar daug Aukštadvario krašto paslapčių. Klausytojams taip pat sakau ačiū, kad šią valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Laidą parengė ir vedė Audra Povlaitytė. Geros dienos, sudie. Laida Mokslo landai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.